Grįžk į vaikystę. Grįžk į vaikystę. Nesielk tiek daug iš savo tos loginės pusės smegenų. Nebūk susikaustęs į tą kairį pusrutulį. Tas tavo kairys pusrutulis yra atsakingas už visą tavo ego, už visą tą loginę sistemą. Bet žinojai, kad gyvenims nėra tik logika vien tik. Gyvenims yra kūryba. Gyvenims yra viskas. Gyvenims yra meilė. Prijunk daugiau savo dešinį pusrutulį smegenų. Leis tiems neuronams tekėti to lygiai. Naudok 100% savo smegenų. Mylėk, džiaukis, elkis kaip vaiks, grįžk į vaikystę, pasistrakaliok. Tiesiog bele ką daryk. Bele ką eik pažaisk, eik paklykauk. Ir nieks nieka, ką tau kas nors gali pasakyti. Tu nusprendi, ką tau dalykai reiškia. Tu pasirenki, kokią energiją tu nori jausti. Tu pasirenki, kokias emocijas tu nori jausti. Tu esi savo minčių architektas. Tu esi kūrėjas. Tu esi viskas tas, kas yra. Tu esi aukšta energija. Tu esi šviesa. Tai šviesk, spindėk, grįžk į vaikystę. Elkis taip, kaip tu elgies, kaip buvai vaiks. Būk tuo energijoj. Tai yra tavo kūrimo energija, tai yra tikroji tavo energija, o ne tavo ego. Tavo ego sakys, nedaryk tuo, neik tenais, negalvok apie tai, suplanuok tą, prisimink tą, o tavo dešinysis pusrutulis, tavo siela sakys, bėk, krykštauk, daryk tą, pašėlk, užsiimk kažką, kas yra aistra tavo, daryk kažkas, kas į tau susidomėjim, kas tau yra smagu, bėk ir nieko negalvok, pasitikėk 110% nežinomybė, o ta nežinomybė yra tavo siela, ta viskas, kas yra, tai tave veda, pasitikėk visą tą, aš žinau, kad tu gali, aš tave myliu, grįžk į vaikystę.